Sveiki. Spėkit, ką veikiu. Kaži ką. Žodžiu, Petriuko filmas nestovi vietoj. Užtada aš stoju vietoj kiekvieną dieną, va čia šitoj vietoj ir paišau savo. Bet ir gerai. Nes pažiūrėjus į orą už lango, tai nei kiek širdis neskauda, kad reikia dienas praleisti prie kompo, prie planšetės, piešiant Petriuko filmuką. Taigi tokiom lietingom dienom aš sėdžiu nuo pat ryto 12 valandos. Nors ką aš čia šneku, lyg man nepatiktų tai, ką aš darau. Beje, jeigu dar kas nors nematė, tai įmečiau Petriuko filmuko ištrauką, užsukit ir pažiūrėkit. Beje, būčiau labai dėkingas, jeigu pasidalintumėt filmuku. Kaip supratau, laukiantiems Petriuko filmuko ištrauka patiko, gerai įvertino, gerai komentavo, teigiamai, kas yra labai džiugu. Kaip visada aš ką nors padaręs, sukūręs, nupiešęs, įkėlęs, galvoju, kad keliu kažkokį šūdą. Pastoviai esu nepatenkintas tuo, ką padarau, nesididžiuoju ir visą laiką man atrodo, kad reikėjo padaryti geriau. Galbūt iš dalies tai ir gerai, nes tai stumia kažkiek gal ir iki tobulėjimų. Dažniausiai taip ir būna, ką nors sukuriu, man tas nepatinka, ką aš padariau, įkeliu, o žmonėm patinka. Nu, nesvarbu. Bėkit į ten ir pažiūrėkit filmuką, pasidalinkit, būtų labai gerai. Tikriausiai kitų ištraukų nebekelsiu, kad nesugadinčiau nebent vieną kitą paveiksliuką iš viso to piešimo proceso. Ir laukit naujienų, arba nelaukit nieko, jeigu lauksit, vis tiek greičiau tas neteis. Tiesiog sėdėkit, nulaifinkit, arba darykit tai, ką darėt seniau anksčiau. Nu, žodžiu, mano telefonas jau išsijungė, išsikrovė, o tai ženklas, kad turiu baigti šitą vlogą ir sakyti jums iki greito.